Sveiki gyvi, 19 pamoka. Na ką, šiandien norėčiau parodyti daugiau gal kas susijęs su paragrafais. Na ir į pabaigą dar šitą naujesnio. Nu gerai, tarkim, pradedam nuo paragrafų, bet prieš tai man reikėtų pasirašyti headerį. Na, antraštę, tarkim, rašysim blogą. Gerai. Na ir aišku, aš nerašysiu viso ten teksto daug, aš tiesiog prašysiu kokį sakinį ir pakartosiu jį daugybę kartų, kokius 5000. Viską žinoma nusikopinsiu ir papastinsiu kelis tūkstančius kartų, kaip jau sakiau prieš tai. Na ir realiai dabar mano tinklapiukas turėtų atrodyti štai taip. Tai yra mano blogas ir kažkoks tekstas jame. Tačiau, na, visų pirma, tai aš norėčiau padaryti du dalykus. Pirmas dalykas, tai tarkim, tą blogo pavadinimą, pavyzdžiui, noriu sucentruoti. O antras dalykas, na, paragrafas turi prasidėti, kaip sakant, iš naujos eilutės, tai čia savaime suprantama, bet noriu, kad būtent pirmas žodis, na, pirma eilutė būtų kažkiek į priekį pasislinkusi. Tas toks tarpelis, žinote, iš mokyklos laikų. O gal jūs dar mokotės, nežinau. Sorry. Na, tai tokiu atveju mums vėl reikia CSS kalbos ir pradėti rašyti būtent tai, ką aš ką tik pasakiau. Gerai, norint patraukti mūsų headerį, mūsų antraštę į vidurį, mums reikės tokio dalyko kaip text _align. Align reiškia centruoti maždaug. Na ir mes turime nurodyti ar left, right, ar center. Pavyzdžiui, tai aš, kadangi noriu centruoti, aš parašysiu center. Toliau mūsų paragrafas. Aš kaip sakiau, noriu paragrafą pirmą ten eilutę kažkiek patraukti. Tai galima daryti procentais ir tai galima daryti, tarkim, pikseliais. Na, aš parodysiu pikseliais. Vėlgi rašom text, brūkšnelis ir čia jau rašosi indent. Na ir kaip sakau, pikseliais, tarkim, daleiskim 30 pikselių, ar ne? Rašysim skaičių ir px pikselį. Gerai, išsaugau. Na, ir realiai dabar mano blogo pavadinimas turi būti per vidurį ir čia atsirasti šioks toks tarpas priekyje. Na, kaip matote, viskas veikia. Ir jeigu aš, tarkim, pasirašyčiau dar vieną paragrafą. Na, aš dabar turiu du vienodus paragrafus, bet kadangi čia mes nurodėme keisti, CSS kalboje mes nurodėme keisti visus paragrafus, tai realiai abudu paragrafai turėtų būti prasidėti su tarpu priekyje. Kaip matote, abudu paragrafai atrodo kuo puikiausiai, tas tarpas priekyje yra kažkoks tarpas tarp jų abiejų. Na gerai, kadangi taip greit sušnekėjau, prie to pačio galiu parodyti, pavyzdžiui, būtent, kad galima keisti informaciją taguose, nebūtinai tuose, kurie yra body tagė, pačiame body. Turiu omeny, kad galima keisti ir patį body. Pavyzdžiui, galime užsirašyti tiesiog body ir keis viską. Čia jau keis viską, kas įeis į body. Ne atskirą elementą. Skambinu, biškai atsiprašysiu. Gerai, pertraukė mane čia dabar. Mes šnekėjome apie body, ne? Gerai, na, į body aš norėčiau įrašyti šį kartą dvi opcijas.
Pirma opcija, tarkim, noriu parodyti, kaip pakeisti tinklapio būtent tą background color, spalvą. Nes visgi baltas kažkaip tai atrodo lievai. Aišku, gal ir ne lievai, jeigu jis yra išdirbtas puikiai ir gražiai, su visais tais elementais, bet tai kadangi dabar pas man tik tekstas ir jis yra baltas, aš norėčiau pakeisti. Norint pakeisti būtent to background color, opcija taip ir rašasi. Background color ir, kokią tą spalvą darysim. Galima, aišku, rašyti žodžiais, aš noriu rašyti kodu. Savo mėgstamiausią spalvą, žinoma. Gerai, išsaugom, ir mūsų backgroundas turėtų pasikeisti į būtent tą. Kaip matote, aš pakeičiau backgroundą, bet vėlgi galima pakeisti, tarkim, ir, iš juodos į kokią nors kitą spalvą mūsų tekstą. Ir tarkime, kad tai padaryti, aišku, galime kiekvienam elementų atskirai rašyti, tarkim, color ir keisti, bet galima ir visam tekstui. Jeigu visam tekstui, tada reikėtų įrašyti į body tagą būtent tą spalvos pakeitimą, o ne, pavyzdžiui, jeigu aš į head1 pakeičiau spalvą, tokiu atveju mūsų tinklapiai tik tais antraštę pasikeistų. O jeigu aš į body rašysiu, tarkim, raudoną. Tokiu atveju pasikeis visas absoliučiai tekstas, ir mūsų paragrafai, ir mūsų antraštė. Kaip matote. Oi, Dieve mano, kaip davė per akis, net įskaityti, tai čia turbūt būtų be šansų. Pabandykite. Jeigu jūsų akis yra sveikos, tai garantuoju perskaitę šitą tekstą, neišvesti akinius. Gerai, kaip matote, aš aišku labai greitai viską suvariau, bet tikiuosi jūs supratot, jeigu ne, pabandykite dar kartą peržiūrėti šitą pamoką, ir gerai, keliaujam prie 20 pamokos. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.